Labadiena, gerbiami bibliotekininkai. Viliuosi, kad visi sėkmingai prisijungėte ir matote mane. Aš esu Rita Goberė iš asociacijos Langas į ateitį. Su visais jumis kalbėjom telefonu praėjusią savaitę ir aptarėme mūsų naujai pradedamą projektą, kurį iš tikrųjų projektas yra vykdomas Lietuvos darbo biržos. Mes esame šiame projekte partneriai ir esame atsakingi už kompiuterinio raštingumo, už kompiuterinių įgūdžių ugdymą projekto dalyvių. Projekto dalyviai yra jaunimas nuo 16 iki 25 metų amžiaus, taigi šį kartą dirbsite su jaunimu. Na ir manau, kad mes aptarėme tikrai daug dalykų kalbėdami telefonu. Jeigu jiems dar iškils klausimų, tai mielai prašome visada kreiptis. Turite mano telefoną, turite elektroninio pašto adresą, visada galite kreiptis. Na, o aš tiesiog dar kartą pakartosiu esminius punktus, kurie susiję su artėjančiu mūsų mokymų, su pirmųjų srautų. Taigi, mokymai turi įvykti nuo kovo 3 dienos iki 17. Tame periode yra 10 darbo dienų, kadangi į šį laikotarpį įsiterpia kovo 11, tai dėl šios priežasties paskutinioji mokymų diena yra kovo 17. Kaip jau tarėmės, tais atvejais, kai dirbate susitarę su darbo biržos koordinatoriumi, dirbate su viena grupė, datas esate laisvi pasirinkti ir pasiderinti su koordinatoriumi ir dirbti tomis sutartomis dienomis. Svarbu, kaip minėjau, kad mokymai įvyktų tame periode nuo kovo 3 iki 17 dienos. Dabar dėl laiko valandą esame sutarę, su daugeliu jūsų sutarėme nuo 10 iki 13 valandos su trumpa 15 minučių pertraukėlė. Jokių kavos pertraukėlių bibliotekoje neorganizuojame ir noriu pabrėžti dar kartelį, kad už maitinimo, reiškia, pietus, į kuriuos dalyviai eina po užsiėmimų, esame atsakingi mes ir biblioteka, net jeigu kartais koordinatoriai darbo biržos, dar kartą jūsų klausiu, biblioteka nėra atsakinga už šitos dalykus ir šitas klausimas neturėtų būti keliamas. Tai dar kalbant apie užsiėmimų laiką, tai noriu pasakyti, kad jeigu vėlgi esame su keletu bibliotekų jau kalbėję, kad laikas patogesnis jiems kitas, vėlgi jūs esate laisvi rinktis tą laiką, jeigu susiderinate su darbo biržos koordinatoriumi ir tos užsiėmimus darote tada, kada jums patogu ir kada jūs sutarėte. Jau kaip prašiau savo laiškelyje praeitą savaitę, vienas iš klausimų, kalbant su jumis telefonu iškylančių, buvo tai dėl parašų rinkimo. Taip pat už parašų rinkimą, dalyvių parašų surinkimą yra atsakingi darbo biržos koordinatoriai ir jums to daryti nereikia. Vienintelis dalykas susijęs su parašu, kur būsite paprašyti pasirašyti po visų įvykusių grupės užsiėmimų. Kaip žinote, viena grupė mokosi turi 5 užsiėmimus, tai štai po grupės užsiėmimų 5 įvykusių darbo biržos koordinatorius tiesiog paprašys jūs pasirašyti po žiniaraščiu, tai reiškia po žiniaraščiu, kuriame yra užfiksuoti užsiėmimai. Tai yra vienintelis parašas, kurį jūs būsite paprašyti padėti po užsiėmimo. Taip, dar, nežinau, viliuosi, ryšys nenutrūko. Dar kad turiu pasižymėjusi, dar ką noriu pasakyti, kad dalyviai šiame projekte nelaiko žinių, nelaiko jokio baigimo testo ir negauna pažymėjimo. Čia šitas klausimas irgi daugelį jūsų iškilo, taigi pažymėjimų šiame projekte mes neduodame ir jums to rūpintis taip pat nereikia. Na ir pamažu pereinant prie
mokomosios medžiagos, kurią aš jums informaciją siunčiau jums praėjusią savaitę taip pat ir viliuosi daugelis jūsų arba visi susipažinote su tą medžiagą. Visa mokomoji medžiaga viso projekto metu bus svetainėje pilietis.eu ir ten galite visada ją surasti. Ten, jeigu atsirastų kažkas naujienos, irgi tai talpinsime ten pat tas naujienos susijusios su projektu. Ir ten yra ir metodiniai nurodymai, ir visa dalyviams reikalinga mokymo medžiaga. Ir po kelių minučių pakviesiu prisijungti mano kolegą, kuris parengė šitą mokomą medžiagą ir jis jums pristatys, reiškia, tai, kas yra, pristatys metodinius rekomendacijas, patarimus dėstymui ir medžiagą, kuris skirta dalyviams. Jau kaip ir rašiau, visa medžiaga yra tik elektroniniu formatu, mes spausdintų variantų šiame projekte neturime. Na ir prieš perduodant žodį kolegai, noriu pasakyti, kad jeigu jūs turite klausimų, prašau rašykite, šios transliacijos metu, jeigu jums kyla klausimų, prašau rašykite juos mano rašyto adresu rita.gober@atėja.lt. Aš iš karto keliausiu skaityti jūsų klausimų, jeigu bus sugrįšiu atsakyti į juos. Ir dar, jau dabar tikrai paskutinis dalykas prieš perduodant kolegai žodį, yra viena informacija, kuri, galbūt ne visai susijusi su projektu, bet tai nebus jums naujiena, kadangi noriu pasakyti apie artėjančią interneto savaitę šių metų. Kaip jau žinote, interneto savaitė yra kasmetinė ir tradicinė ir šiemet ji nuo kovo 24 iki kovo 30. Taigi mūsų mokymai kaip tik vyks šios interneto savaitės išvakarėse ir su šituo tikslu mes šiandieną, kaip žinote, visų bibliotekų vadovai yra susirinkę Vilniuje, mes jiems perdavėme lauknešėlius, galima būtų tai pavadinti, kuriuos jie jums parveš. Ir tai būtų tokia simbolinė dovanėlė ir jums, tame lauknešėlyje įdėta simbolinė dovanėlė ir jums, tai USB raktas, tai jums dovana asmeniškai nuo lango į ateitį. Na, ir taip pat krepšelyje rasite daugiau mažiau smulkių suvenyrų, kuriuos mes prašome projekto mokymų metu įteikti dalyviams, bet suvenyrai nėra skirti visiems dalyviams. Kadangi kalbame apie artėjančią interneto savaitę, tai mes rekomenduojame jums ir tuos suvenyrus užsiėmimo metu įteikti savo nuožiūrą, galbūt tiems dalyviams, kurie pateikė įdomesnį klausimą ar už kažkokią tai įdomesnį iškeltą idėją. Tiesiog savo nuožiūrą esate laisvi tų užsiėmimų metu išdalinti tuos įdėtus smulkius suvenyrus. Na ir dar vienas dalykas susijęs su interneto savaitė yra tai, kad interneto svetainėje pilietis.eu yra patalpinta, yra įdėtas A4 formato plakatas, kurį mes prašytume atsispausdinti ir užsiėmimų metu pasikabinti kažkur šalia kompiuterių. Ir būtų prašymas, jeigu galėtumėte nufotografuoti mūsų dalyvius besimokančius kažkur fone turint, kad matytųsi tas plakatas. Ir būtume labai dėkingi, jeigu tokią nuotraukėlę mums atsiųstumėte. Tai galbūt būtų ir tiek, jeigu dar kyla klausimų, prašau, rašykite man elektroniniu paštu. Aš dabar ir pat einu skaityti jūsų laiškų, jūsų klausimų ir sugrįšiu juos atsakyti. Ir tuomet perduodu žodį savo kolegui Algimantui Merkiui. Prašom, Algimantai. Labą dieną. Malonu susitikti su jumis, kad ir neakivaizdiniu būdu. Gaila, aš jūsų nematau, bet tikiuosi, kad jūs mane matote neblogai.
Norėčiau pakalbėti apie patį mokymo būdą, mokymo programą, papasakosiu apie savo sumanymus, kaip geriausia būtų tą medžiagą pateikti. Žinoma, pati metodika, pati mokymo programa nėra absoliučiai privaloma laikytis, jūs galite turėti savo geresnių variantų ir jie bus teisingi. Toliau papasakosiu, pradėkime viską nuo pradžių. Interneto svetainėje yra padėtos skaidrės, kurias aš dabar rodysiu. Jeigu per transliaciją vaizdas nelabai kokybiškas, tai tiesiog tas skaidrės atsisiųskit, paleiskit ir mes tiesiog apie jas pakalbėsim. Dabar minutėlę bandysiu paleisti. Sekundę, šiek tiek veiksmų. Tai va, mūsų užduotis yra Lietuvos darbo biržos vykdomame projekte Pasitikėk savimi išmokyti jaunimą pačių pagrindinių darbui reikalingų informacinių ryšių technologijų dalykų. Nepamirškite, kad šitie žmonės yra baigę mokyklas ir teoriškai jie tas bazinės informacinio raštingumo žinias turi. Bet tai yra daugiausia technologinės žinios ir labiau mūsų tikslas yra ne technologinės, o ta prasme žinias apie paslaugas, kaip gauti naudos iš šitų dalykų. Taigi, mūsų programos pagrindiniai tikslai yra atnaujinti, papildyti mokyklinės žinias jaunuolių, supažindinti su interneto paslaugomis, elektroninėmis valdžios paslaugomis, kaip gauti informaciją, kaip ją pateikti ir panašiai. Čia nepraleidžiant jokių būdų ir informacinio jos saugumo, kaip saugiai naudotis informacinėmis technologijomis. Toliau supažindinti su nuotoliniu mokymusi ir mokymosi ištekliais internete. Mes čia pasiūlysime kursus, kelis nuotolinius. Bendra programos trukmė yra 15 valandų. Čia mes diskutavom, ar tai akademinės valandos, ar tai astronominės. Užsakovas nori, kad tai būtų astronominės, bet tai suprantama, kad tai ten įeina kelios minutės atokvėpio ir tos pertraukėlės į tą sąskaitą gali įeiti, nedidelė. Dabar kai kas nerimauja, kad ateinantis dalyviai yra po mokyklos, po studijų, jie tos dalykus mokėsi, kai kas turi atsidėl pažymėjimą, bet dėl to nerimauti pernelyg nereikia, kadangi todėl pažymėjimą jie gauna už mokyklinį informatikos egzaminą. Mokyklinėje programoje nėra nei elektroninių paslaugų, praktiškai nėra informacijos saugumo, nėra jokio nuotolinio mokymosi ir kitų dalykų, kurie dabar reikalingi darbo rinkoje. Taigi, čia tikrai bus ką veikti net ir su baigusiais universitetą. Dabar toliau. Bendrai programos planas yra toks, kad pradžiai vos porą valandų prisimenam informacinių technologijų pagrindus. Čia daugiau
gal skirta tiem, kur nebaigia mokyklos kurso ar gerokai jį pamiršę, ar nori atnaujinti tai žinias. Toliau 5 valandas skiriame komunikavimui, tai yra interneto visiems dalykams, saugumui internete, elektroninės paslaugos internete. Čia patenka ir nuotolinio mokymo skyrius. Toliau pati didžiausia dalis yra dokumentų rengimas. Wordas, PowerPointas, Excelis gali būti. Visiems tam dalykam išskyrus Wordą yra parengti nuotoliniai kursai ir praktiškai 7 valandas galima duoti jiems savarankiškai dirbti su minimaliom konsultacijom. Tik pamokykit, kaip naudotis kursais ir tegu jie dirba savarankiškai. Ten, iš karto pasakysiu, nereikia kursuose jums dėstyti. Kursuose nuotoliniuose jums reikia prižiūrėti. Klausimus, tegu jie pateikia kursų kuratoriams arba tarpusavį, tegu išsisprendžia. Jums nereikia mokyti apie Excelį. Patiems. Tik prižiūrėkite, kad jie mokytųsi. Gerai, toliau. Dabar metodinė medžiaga yra tokia, kaip matėte svetainėje. Šis tas yra aprašymai padėti į e-pilietį. Nuotoliniai kursai yra e-kursai pilietis, bibliotekos pažangos. Mokomosius filmukus labai rekomenduočiau naudoti apie įvairias paslaugas. Testas Skilloch-L. 2 vadovėliai yra mūsų rekomenduojami. Vienas yra labai naujai parengtas, toks labiau motyvacinis, apžvalginis vadovėlis. Ir kitas detalus instrukcinis vadovėlis, kaip seniau būdavo. Ir praktiškai šią medžiagą jūs galite vadovautis. Jums visiškai nebūtina tos medžiagos spausdinti ir paduoti dalyviams. Nėra didelio reikalo. Jie tas instrukcijas, tos dalykus išmoks ir daugiau jiems tų vadovėlių nebereikės niekada. Nereikia jiems. Bet pavyzdžiui, iš tų vadovėlių galite pasisemti vienokių arba kitokių dėstymų idėjų arba tiesiog nuoseklumą tam tikrą iš jų paimti. Arba jeigu būna kokios sudėtingesnės instrukcijos, tai galite jau tą vieną lapą išspausdinti ir duoti dalyviams, tegul jie palaipsniui per tas instrukcijas pereina. Ir metodinė medžiaga dėstytojų, kur rasite planelį maždaug kaip kokias temas, kokio eiliškumo reikėtų dėstyti. Pradėkime nuo pilietis L svetainės, kurią jūs puikiai jau žinote, turbūt čia matote, kad mokymo skyriuje yra paslaugų aprašymai, viešosios paslaugos, prekyba, bankininkystė ir taip toliau ir panašiai. Čia jie gali studijuoti savarankiškai, tiesiog jums pakanka nurodyti, ką skaityti ir ko pasiekti. Galbūt tie, kur mažiau moka, jie gilinsis į kompiuterio technologijas, o tie, kurie geriau moka, jie gali savarankiškai skaityti paslaugų aprašymą. Išbandyti, aišku, ką sugebės ir ką įmanoma be registracijos specialistų. Toliau nuotoliniai kursai adresu ekursai.epilietis.l. Čia yra 5 kursai. Kaip pradėti savo verslą, čia mums atseit į programą tas kursas nepatenka, tačiau būtent tiek pažangesni jaunuoliai gali pasiskaityti, gal ras savo gerų kokių idėjų. Toliau turim saugesnį interneto kursą, kur galite duoti jiems skaityti savarankiškai, susipažinti su informacijos saugumo temomis. Komunikacijos kursas šiuo metu yra gerokai apkarpytas. Ten yra likęs elektroninis paštas Gmailo, kaip optimaliai jo naudotis ir gali būti, kad ten dar yra klasikinė sąsaja Gmailo. Ir gausiai žinoma tų saugaus naudojimo patarimų. Pateikčių kurse yra PowerPoint 3, 7 ir 10.
mokomoji medžiaga, užduotis ir panašiai, ten gali puikiai savarankiškai mokytis. Skaičiuokliai yra Excelis 3, 7 ir 10. Ir panašiai nuo darbo lapų tvarkymo iki diagramų ir pačių paprasčiausių formulių funkcijų naudojimo. Duomenų analizės tam tikrai nėra, tos sudėtingesnių sąrašų tvarkymų neįtraukta. Dabar kas yra svarbu, visose išskyrus verslumo kursą yra duodami pažymėjimai elektroniniai, kuriuose gali patys įsispausdinti, ir tai greičiausiai bus vieninteliai pažymėjimai, kuriuos jie gaus per visus šitus mokymus. Norint naudotis kursais, reikia registruotis. Registracija čia yra nesudėtinga, užima 5 gal kokias minutės. Vienintelė problema, kad dalyviai turi žinoti savo elektroninį paštą ir jį čia pat vietoj pasitikrinti, patvirtinti gautą laišką. Jeigu pamatysite, kad kyla problemų ar galvojate, kad grupės lygis yra toks nepakankamai aukštas, kad jiems gali kilti problemų čia savarankiškai užsiregistruoti, tai arba skirkite registraciją namuose, savarankiškai su kieno nors pagalba, jeigu jie padaro tarp užsiėmimų, arba pasakykite, man sąrašą duokite ir aš juos suregistruosiu, jie tada gaus slaptažodžius prisijungimą iš karto. Jeigu jums dabar kyla klausimų, siųskit mano kolegijai arba, aš bijau, kad suklysite, argimantas.merkys@atėjo.lt, bet geriau kol kas kolegijai siųskite. Arba vėliau jau po mano pasisakymo. Taip, toliau. Kursas baigiamas žinių vertinimo testų, bet jis nėra įskaitinis, yra visiškai nesvarbu, kaip jie išlaikys, ką jie čia padarys, nebūtina nei matyti rezultatų, nei daryti kažkokių tai išvadų. Šitas testas yra skirtas patikrinti, ar jaunuoliai yra susipažinę su darbo rinkos reikalavimais, ar jie žino, kokių įgūdžių reikia darbdaviams. Labai verta jums patiems pabandyti šitą testą ir pažiūrėti, kas ten yra viduj. Žinoma, šitame teste, kadangi jis yra daugelį kalbų verstas, yra nelabai sklandžios kalbos, bet iš esmės didelių trūkumų nėra, galima pabandyti. Kitas dalykas, kad paskutiniu metu pasitaiko prisijungimo problemų, kadangi serveris yra ne Lietuvoje, tai jeigu kils tokių problemų, mes jas stebėsime ir šitą testą perkelsim kur nors pas save. Apie tai mes parašysime svetainėje, jeigu reikės. Vadovėliai. Vienas yra detalus vadovėlis, instrukcinis, toks kaip seniau iš maždaug 10 metų projekto medžiaga yra pasiskolinta. Čia daug labai teksto, jisai labai sugrūstas, bet tą nuoseklumą dėstymo maždaug išlaiko. Gali būti jums pagalbininkas rengiantis paskaitai. Kitas vadovėlis yra motyvacinis, apžvalginis, kur yra deklaracijomis ir tezėmis, tokiomis trumpomis paaiškinami visi svarbiausi informatikos dalykai. Ir paskatinama jais domėtis. Kaip sakau, jeigu labai reikia, vieną kitą lapą galima išspausdinti, jeigu ten yra kokia tai jiems svarbi informacija, bet visko tikrai nereikia čia spausdinti. Kalbant apie mokymo metodus, tai pačioj pradžioj porą valandų būtų gerai tokių praktinių pamokų, kad darykite tą, darykite aną.
Jeigu išsiskyrus dalyviai dėl skirtingo pasirinkimo lygio, tai vieni tegul dirba, kiti tegul juos moko, jie bus tarpusavyje greičiausiai jau susipažinę pakankamai ir tiesiog tas, kas moko, tegul moko tą, kuris nemoko. Jums bus mažiau darbo. Toliau, kai pereis mokymas prie interneto išteklių, jūsų veikla pasidarys tokia labiau konsultacinė, jie savarankiškai skaitys, bandys tas paslaugas, jums reikės tai patarti, padėti atsakyti klausimus. Ir galiausiai, kai jie užsims PowerPoint'ui arba Excel'ui, jeigu jiems tai bus įdomu, tai jie daugiausiai dirbs savarankiškai ir jums beliks tai skatinti, raginti kažkiek. Dabar pradedant mokymą patartume susipažinti su dalyviais, jau kaip sakiau, jie bus greičiausiai susipažinę iš kitų, iš ankstesnių užsienimų tarpusavyje, bet pristatykite savo darbą, biblioteką, kokias paslaugas biblioteka teikia, kokius renginius rengia, kokios yra savanoriškos veiklos galimybės, galbūt jie gali įsijungti kur nors. Žodžiu, tenkitės savo gauti irgi naudos kiek tik įmanoma iš jų. Ir be abejo, pristatykite mokymo programą, temas pagrindinės ir tvarkaraštį, kad jie galėtų planuoti, ir jūs galėtume planuoti laiką. Dabar konkrečiai apie tas dalykinės temas kalbant, tai aš privalau įsivaizduoti, kad jie nieko nemoka, arba kad jiem reikia viską priminti, tai ir į programą mes surašėme nuo pat pradžios, nuo pagrindinių dalykų, tačiau, sakau, jūs orientuokitės pagal pačią grupę, pagal grupės išsilavinimą ir galima kai kurias temos visiškai prabėgom praleisti, kitas kitoms skirti daugiau dėmesio ir tegul jie patys šneka, tegul jie diskutuoja, tegul dalinasi savo žiniomis. Jums nebūtina visiškai visą laiką patiem pasakoti. Tai va, toliau, kalbant apie operacinę sistemą, daugiau dėmesio kreipkite į aplankų, dokumentų, visą tą hierarchiją, kaip rasti, kur ieškoti, nes pavyzdžiui, jeigu žmogus dirba namie su XP, pasistovi 7, ten yra papildomi aplankai, tai virtualūs ir ne visi iš karto juos gali surasti. Kaip jūsų bibliotekos kompiuteriuose paleidžiamas programos, vėlgi yra smulkių skirtumų tarp dalyvių namie naudojamų operacinių ir jūsų 7 Windows'ų. Dabar būtų gerai, kad jie šiek tiek pasitreniruotų su paveikslėlių tvarkymu, elementariausiai sumažinti, apkirpti, rašyti juos įvairiais formatais. Čia yra rengiami tam, kad dėl paties paprasčiausio tikslo, kad jie galėtų į laišką įdėti paveikslėlį, kad jie galėtų į savo gyvenimo prašymą įdėti savo nuotrauką ir panašiai. Bet to jie pasitreniruoja dirbti su, nežinau, ar šiais laikais reikia treniruoti dirbti su pele, bet tegu. Dabar kita didelė dalis yra komunikavimas, tai yra bendravimas, informacijos gavimas internete, pačios svarbiausios interneto paslaugos, naršymas, paieškos sistemos, pavyzdžiui, Google, įvairūs paieškos variantai. Kalbėkite apie elektroninį paštą. Yra pasitaikę, kad ne visi dalyviai turi elektroninį paštą, netgi taip, tai padėkite jį turėti, užsiregistruoti. Apie socialinius tinklus
greičiausiai jie daugiau papasakos jums, leiskite jiem papasakoti apie socialinius tinklus, tuo pačiu išmoksite, kurie apie tai nežino. Tačiau jūs galite jiems papasakoti naujienų, kaip socialiniai tinklai naudojami įmonėse, pavyzdžiui, bendravimui ir bibliotekos pristatymui, kaip naudojate socialinę terpę, kaip pateikėte renginių informaciją bendruomeniai per socialinius tinklus. Visą šitą patirtį jūs galite pasakyti, jam bus įdomu. Tai prasme, ta daugiau rinkodarinė komercinė socialinių tinklų pusė. Čia patenka ir saugos internete patarimai. Jeigu pristiksit medžiagos saugesnio interneto nuotolinėme kurse, ten yra labai daug visko. Ir filmukų be abejo galima prisirinkti įvairių. Toliau didelė dalis yra elektroninės paslaugos gyventojams ir verslui. Čia jeigu bus labiau žinančių dalyvių, duokit jam savarankiškai tas paslaugas tyrinėti, jų yra nemažai ir duokit paskui tas paslaugas pristatyti visiems dalyviams. Apie nuotolinį mokymąsi yra viename vadovėlyje pabaigoje daug surašyta, tiesiog visą tą medžiagą galima greitai pateikti ir parodyti, kur yra mūsų siūlomi elektroniniai kursai, kur yra bibliotekos pažangai, mokomoji medžiaga ir panašiai. Kur yra. Čia taip pat gali patekti ir informacija, kaip gauti informaciją iš bibliotekų katalogų. Dabar dokumentų rengimas. Čia turim galvoj teksto dokumentų rengimas, skaidrių ir nesudingai skaičiavimo skaičiuoklėje. Kalbant apie tekstų rengimą, orientuokitės į kurį nors praktišką uždavinį, pavyzdžiui, to dalyvio gyvenimo aprašymo parengimą, naudojant tiek paprasčiausius dokumento formavimo dalykus, šriftus, stilius, numeravimą, bandykit per tą gyvenimo aprašymą paaiškinti ir protarpius tarp pastraipų, tarp eilučių ir panašiai. Nuotraukos įterpimą galite čia panaudoti. Dabar toliau pateiktis ir skaičiuoklė, visa medžiaga yra nuotolinėse kursuose, ten tiesiog, jeigu jau iš eilės viską mokosi, daro kaip parašyta ir laiko testų. Čia jiems bus malonaus užsiėmimo ir užims gana daug laiko. Nebūtina visus tos kursus baigti per nustatytą mokymosi laiką, jie savarankiškai, jeigu norės, pabaigs ir namuose. Vėlgi, nesistengkite dėstyti skaičiuoklės, jūs tai raginkite skaityti medžiagą. Jeigu jiems iškils klausimų dėl visokių formulių, kitokių dalykų, tai kreipiasi į kuratorių, kuratorius yra nurodytas pačiame kurse. Galiausiai lieka žinių vertinimo testas, tas skilloch.eu, kur jie gauna, kaip ir tokias rekomendacijas, vertinimus apie savo pasirengimą darbo rinkai ir, kaip sakiau, su šito testo rezultatais nereikia daryti jokių išvadų. Išlaikė, gavo kažkokią informaciją ir viskas. Niekur neregistruojame rezultatus. Tai va. Ir pabaigai, jeigu turėsite mokymo turinio klausimų ar norėsite gauti kokios papildomos informacijos patarimų, prašom rašykite man į algimantas.mirkys@lt. Nebūtinai dabar pat, bet tiesiog, kada tik tai norėsite. Tai va, tai tiek informacijos. Pakviesiu savo kolegę, gal atsakysiu klausimus, jeigu jų turės. Tai ačiū, dėmesį.
Tai dėkoju kolegai už išsamų pristatymą. Ir gavome porą klausimų. Turbūt reikėtų manyti, kad viskas aišku, jeigu vis dėlto iškiltų klausimų, tai visuomet galite teirautis ir mes į juos atsakysim, tiek mano kolega, tiek aš. Ir pirmas klausimas yra dėl savarankiškų užduočių. Klausimas buvo, ar negeriau būtų be paruošti užduotis, kuris bibliotekininkas neturėtų papildomai dar dirbti. Tai galbūt dar klausimas buvo parašytas šiek tiek, kol dar nebuvo baigta kolegos prezentacija ir atsakymas nebuvo nuskambėjęs, bet aš tiesiog pakartosiu, kad kai mes kalbame apie savarankiškas užduotis, tai turime omenyje nuotolinį kursą, reiškia užduodami savarankiškas užduotis dalyviams, jos tiesiog turėtumėte nukreipti į nuotolinį kursą, kurie savarankiškai gali ten dirbti, mokytis ir tobulėti. Dar vienas klausimėlis buvo dėl mano kolegos pateiktų skaidrių, ar būtų galima jas gauti. Tai jeigu labai tikrai yra toks poreikis gauti elektroniniu paštu, tai prašau parašykite atsiųsinį, bet šiaip tos skaidrės yra įdėtos e-pilietis.eu, ten, kur yra projektui sukurta dalis, projektas Pasitikėk savimi, ten, kur yra ir metodiniai patarimai dėsti lektoriui, kur yra visa mokymo medžiaga, ten pat, kur ir šiandieną radote linką, nuorodą transliacijos, tai ten yra įdėtos ir skaidrės. Drįstu pasakyti, kad tiksliau labai tikiuosi, kad mums pavyks išsaugoti šios transliacijos įrašą ir mes jį galėsime patalpinti ten pat šalia skaidrių, kad jeigu dar kartą norėtumėte peržiūrėti, būtų galima pasiklausyti arba tiems kolegoms, kurie negalėjo pasiklausyti, dalyvauti šioje transliacijoje ir pasiklausyti informacijos. Tai kol kas klausimus laukiame tik tiek. Jeigu jų dar atsirastų, mes atsakysime elektroniniu paštu. Kaip minėjau, galite visada skambinti ir teirautis. Ir pabaigai noriu tiesiog padėkoti Jums už Jūsų skirtą laiką, kad skiriate savo laiko pasiklausyti. Nuoširdžiai dėkoju Jums už geranorišką bendradarbiavimą šiame projekte. Linkiu sėkmės mokymuose. Pirmas rautas, aš manau, parodys daug ką parodys, pamatysime, kokia auditorija, kurie ateis į mokymus ir pamatysime, kaip mums sekasi. Būčiau dėkinga, jeigu parašytumėte trumpai savo komentarą apie mokymus po pirmųjų užsiėmimų, kaip jums sekėsi, galbūt tokių klausimų dar iškilo užsiėmimų metu. Tai, ir raginu nepamiršti jau mano minėtos interneto savaitės, kurie artėja kovo mėnesį. Tai mes šį kartą daugiau kalbėjome apie pirmąjį tą srautą ir, kaip žinote, projektas tęsis iki 2015 metų pavasario. Yra planuojama, kad tokių srautų bus 5, tiesa dalyvių skaičiaus, manau, bus įvairus, kadangi tai, ką mes buvom kalbėję sausio mėnesį, planavome tiksliau su darbo birža, kiek bus dalyvių. Šiai dienai, kaip jau daugelis žinote, tie skaičiai yra šiek tiek kitokie. Žinau, kad balandžio mėnesį bus dar vienas papildomas, taip vadinamas rautas, tiesiog kai kuriuose miestuose nebuvo surinktos pilnos grupės, tada ten, reiškia, dėl to renkamas tas papildomas rautas. Bet aš pasistengsiu, kaip įmanoma anksčiau, kai tik tai jau bus informacija iš darbo biržos, kada yra tas naujas rautas ir kada turi įvykti šitie kompiuterinio raštingumo mokymai, pasistengsiu jūs informuoti apie artėjantį tą naują srautą.
puikiai suprantu, kad jums yra ir kiti darbai ir kad labai yra svarbu planuotis, bet to žinau, kad daugelis jūsų minėjote, kad svarbus tas atostogų periodas, kada reikia susiplanuoti. Taigi, kai tik tai turėsime tokį aiškų grafiką, kada bus tie sekantys srautai, aš tikrai jūs informuosiu apie tai. Tai galbūt būtų ir tiek šiandieną. Dar kartą dėkoju jums visiems. Linkiu sėkmės ir viso geriausio.